Labadiena, gerbėmieji. Malonu, kad įsijungėte Europos pinigų kanalą. Šiandien kalbėsiu apie 2022 m. ES biudžeto vykdymą. Tiksliau, biudžeto vykdymo audito, kurį mes, Europos audito rūmai, baigėme rugsėjo mėnesį, rezultatus. Mūsų rezultatai ir išvados bei rekomendacijos buvo pristatytos Briuselyje spalio 6 dieną. Metinė ataskaita apie biudžeto vykdymo auditą yra vienas pagrindinių Europos audito rūmų veiklos produktų. Prieš 10 dienų Europos audito rūmų ataskaitą aš pristačiau Lietuvoje, Seimo, Europos reikalų ir audito komitetams. Tačiau manau, kad šią informaciją privalo žinoti ir plačioji visuomenė. Kokios yra mūsų išvados? 2022 m. ES biudžeto pajamos buvo 245 milijardai eurų, išlaidos 196 milijardai eurų. Atlikę auditą konstatavome, kad finansinės ataskaitos yra tikros ir teisingos, ES biudžeto pajamos taip pat teisėtos ir teisingos, Europos audito rūmų išvada apie jas yra teigiama. Deja, to negalėjome pasakyti apie 2022 m. ES biudžeto išlaidas. Europos audito rūmų nuomonė yra neigiama. Tiksliau yra dvi nuomonės. Dėl tradicinių biudžeto išlaidų mūsų nuomonė vertinimas yra neigiamas, o dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės išlaidų, kurios iš esmės skiriasi nuo tradicinių biudžeto išlaidų, nuomonė sąlyginė, tai yra neteigiama. 2022 m. ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonės išlaidos sudarė 53,7 milijardus eurų. Kalbant apie ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, svarbu nepamiršti, kad ji sukurta kaip laikinas atsakas į krizę. Jie sudaromos palankesnės sąlygos greitai išmokėti lėšas skirtas valstybių narių ekonomikai gaivinti. Nors pažanga yra lėtesnė nei tikėtasi, 11 ES valstybių narių gavo 13 dotacijų mokėjimų, kurių bendra vertė 47 milijardai eurų. Pastebėsiu ir faktą, kad atlikdami 2022 m. biudžeto išlaidų auditą nustatėme 14 įtariamo sukčiavimo atvejų. Brangieji, neabejoju, kad jums kyla klausimas, kodėl išlaidų dalį įvertinome neigiamai. Atsakau. Kitaip ir būti negalėjo, nes nustatėme, kad atliekant mokėjimus iš biudžeto, klaidos sudarė 4,2%. Arba kitais žodžiais sakant, daugiau nei 8 milijardai eurų buvo išmokėti ne pagal taisyklės arba jas pažeidžiant. Problemiškiausios sritys - viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių nesilaikymas. Mūsų vertinimu, ši suma, daugiau nei 8 milijardai eurų, neturėjo būti sumokėta iš ES biudžeto, taigi turės būti grąžinta. Didžiausias klaidų lygis nustatytas įgyvendinant sanglaudos politiką, finansuojant sanglaudos politikos projektus. Čia pažymėsiu, kad ir ES biudžeto išlaidos šiai sričiai buvo didžiausios. 2022 metais jo sudarė 79,1 milijardo eurų. Aš asmeniškai buvau atsakinga už viešajam administravimui skirtų biudžeto išlaidų, kurios 2022 sudarė 11,6 milijardo eurų auditą. Tikrinome visas ES institucijas, pradedant ES tarybą, Europos komisiją, Europos teisingumo teismų, Europos ombudsmenų, regionų komitetų ir taip toliau. Aptikome klaidų Europos parlamento ir Europos išorės veiksmų tarnybos atliktose mokėjimuose. Mūsų institucija, Europos audito rūmus, taip pat tikrino, tačiau tikrino išorės auditorius, kuris jokių klaidų nenustatė. Šiandien norėčiau paminėti, kad dar vienas svarbus aspektas yra ES biudžeto ir finansų valdymas. Svarbiausi jūsų dėmesio verti faktai, mano supratimu, yra šie. Neįvykdyti įsipareigojimai. Jie 2022 m. pabaigoje pasiekė rekordinį lygį 452,8 milijardo eurų. Palyginimui, 2021 metais jie sudarė 341,6 milijardo eurų. Antras momentas – ES skola. 2022 metais jį gerokai padidėjo ir metų pabaigoje sudarė 344,3 milijardo eurų.
kai 2021 metais jis sudarė 236,7 milijardo eurų. Infliacijos poveikis ES biudžetui. Koks jis? Remdamiesi Europos komisijos pateiktą infliacijos prognozę, vertiname, kad iki 2023 metų ES biudžetas galėjo prarasti beveik 10% savo perkamosios galios. Ir dar vienas aspektas. Trumpinys ESI, Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšos. 2022 metais toliau buvo įsisavinamos 2014-2020 metų laikotarpio Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšos, nors ir lėčiau nei 2021 ar 2020 metais. Valstybės narės šių fondų lėšas įsisavina labai skirtingai. Lietuvos situacija šiuo atžvilgiu yra palyginti gera. 2022 metų pabaigoje įsisavintų ESI lėšų lygis siekia 85%. Ir pabaigai 3 konkretūs pavyzdžiai iš mūsų atliktų auditų. Pirmasis. Italijoje ūkininkas gavo tiesioginę pagalbą daugiamečiams pasėliams, citrinmedžiams auginti didelėje savo valdos dalyje. Aerofotografinėse nuotraukose nebuvo matyti medžių linijų, tokių kaip gretimuose žemės ūkio paskirties sklypuose. Mums apsilankius vietoje pasitvirtino, kad deklaruotame plote nėra jokių citrinmedžių ir kad kelerius metus jame apskritai nebuvo vykdoma žemės ūkio veikla. Nacionalinės audito ar kovos su sukčiavimu institucijos šios klaidos nenustatė. Antrasis pavyzdys. Slovakijoje viešojo sektoriaus subjektas gavo paramą pastato energetiniai rekonstrukcijai ir deklaravo visas, pabrėžiu, visas pastato kapitalinės renovacijos išlaidas, nors galėjo deklaruoti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis. Ir paskutinis, trečiasis pavyzdys. Čekijoje valstybinė įmonė pasirinko rangovo pasiūlymą dėl biomasės deginimo katilo įrengimo, nors ta įmonė, rangovas, taip pat dalyvavo rengiant projekto paraišką ir konkurso dokumentus. Techninė konkurso specifikacija buvo pritaikyta to paties rangovo produktui ir de facto užkirto galimybę viešųjų pirkimų sutartį dėl lygiaverčių produktų sudaryti su kitais rangovais. Tiek apie Europos pinigus šį kartą. Iki kito karto.